šviesa ateiti ant šitų. Tai kad nežinau. Nu, einam. Labas vakaras. Ačiū visiems susirinkusiems. Esame Vilniuje, nuostabiai gražiam mieste, nuostabiai ramiam, jaukiam. Nedaug pasaulyje tokių miestų. Esame Vilniuje, Subačiaus gatvėje. 2 architekto Eduardo Goldbergo suprojektuoti 1900-aisiais baigti statyti namai. 47-49 namas. 216 butų. Čia gyveno neturtingos žydų šeimos, jauni chalucai, būsimos Izraelio valstybės piliečiai. Ir kuklus monumentas paskutiniojo karo aukoms. 1941 metais visi šių namų gyventojai kartu su kitais Vilniaus žydais fašistų sušaudyti Paneriuose. Į tuščius namus suvaromos belaisvės sovietų karininkų žmonos su vaikais. Steigiamas rusų getas. Iš čia jie vežami sušaudyti į panerius, į vaikų prieglaudas, darbo stovyklas Vokietijoje. 1943 šie namai vėl tušti. Būtent 1943 šiuose vėl tuščiuose namuose vokiečių armijos majoras iš Darmštato Karlas Plagė paskubomis apgyvendina išnaikinamo Vilniaus geto greitosiomis surinktus žydus, automechanikus, stiklius, skardininkus, šaltkalvius, daugiausiai švenčionių ir lietuviškų Baltarusijos žemių, su šeimomis, giminėm ir tokiais apsimetusiais. Vermachto majoras Karlas Plagė prieš sunaikinant getą surinko ir apgyvendino Subačiaus 47 ir 49 namuose iš viso 1257 žydus. Jie turėjo mirti anksčiau. Toks buvo planas. Naikinant Vilniaus getą 1943 rugsėjo 23 jų turėjo nelikt. Toks buvo velniškas planas. Pirmuose šių namų aukštuose ir vienaaukščiame korpuse kieme buvo įrengtos autodirbtuvės, o ten, kur dabar stovi 5 aukščiai, autoremonto duobės. Moterims pastatyta ir įrengta uniformų siuvykla. Dirbančių moterų kol kas nelietė. Stovykla buvo uždara, saugoma teritorija. Paskutinė priebėga, dar viena galimybė išgyventi. Likusieji gyvi majorą Karlą Plagę vadina savo gelbėtoju. Vis labiau artėjant frontui, virš stovyklos kaupėsi mirties debesys. 1944 kovo 27 esesininkai iš stovyklos
išveža į panerius vaikus ir nedarbingus, daugiausia senas moteris, iš viso 246 žmonės. Keletas vaikų slepiami sienų ertmėse po palangėmis. Gegužės 15-17 dienomis 67 vyrai išvežami kasti durpių į Kalvariją ir deginti lavonų į panerius. Tarp išvežimų akcijų ir naujo kalinių skaičiaus patikrinimo kai kurie sugeba pabėgti. Liepos 1 dieną majoras Karlas Plagė perspėja kalinius, kad stovyklą savo žinion perima SS. Tai reiškia likvidavimą. Darbininkus perspėjo ir kitas vokietis, autodirbtuvių viršininkas Josefas Grameris. Ir vos sutemus kaliniai ima bėgti ir slapstytis. Per Liepos 2 ryto patikrinimą daugelio trūksta. Pabėgo ir Mira Rolnikaitė, vėliau parašiusi knygą Aš turiu papasakoti. Liepos 3 SS visus išveža ir sušaudo paneriuose. Surastus pasislėpusius įrengtose slėptuvėse sušaudo ir užkasa čia pat vietoje, čia. Šalia 47-49 gyvenamų blokų. Štai šitas kvadratas už jūsų. 4 Liepos vokiečiai palieka stovyklą palėpėse rūsiuose, užmūrytose sienų slėptuvėse. Maždaug 100 pasmerktųjų sulaukė laisvės ir liko gyvi. Majoras Plagė gyvųjų gelbėtojas. Majoras Plagė. Majore Karlai Plagė, mes kaip giminės ir aš manau, kad jūs gerai pažįstu. Abu tą pačią dieną esam gimę, tik jūs majoras, aš dabar artistė šio amžinojo geto teatre. Ir aš taip pat dainuoju skausmo arijas, kai verčia dirbti priešui tam gete arba kada sušaudyt varo. Majore Plagė, jums rašau iš tų dirbtuvių, iš Vaiduoklių namo ant kalno, Vilniaus pakrašty pačiam atsiminimui šito negyvenimo. Papasakoti noriu jums, kaip man čia svetimi sapnai sapnuojas, išmėsteli šešėlis nejučia, tiesiog per sieną. Jūs to nežinojot?
Čia niekas niekur nepranyko. Tai kas, kad tų duobių likščiol neatkasė? Kasdien neduos. Erškėtrožių vainiką ir po kaklu savo pririšu lyg akmenį tą atmintį, kad ji nebesiskverbtų per namo sienas į gyvų gyvenimą. Ir kad neverktų vaikas tas išlikęs gyvas, pririštas prie kamino. Majorė Plagė, matėt ir lydėjot, ir vyriškai, kareiviškai pabandėt išgelbėti. Ir tų vaikų gedėjot, kurie į duobę skriejo lyg balandžiai. Žinokit, kad aš likščiol toj duobėje, Majorė Plagė, gelbėkit mane. Mane sušaudo kiekvieną vakarą, o aš nemirštu. Ta žvarbė, kovo 27-ąją, tuos kūdikius, kurie mašinoj verkė, mergaitė paauglė iš siaubo surakinta, išliko ji, kadangi užsimerkė ir ritosi tarytum ledo gabalas, susižalojo, kėlės, krito, slydo. Sakykit, kad sapnuoju, aš kaip vabalą mirties, jos dar neparašyta knyga. Šią tragišką, prakeiktą realybę, kur išgyvent nesugebu, nemoku, kur tik per sapną trokšta parašyti žmogus kažką pasaulio kito žmogui. Majorė Plagė, aš tikrai tikiu. Už tuos kelis, kuriems tada pavyko, išliko nepaženklintas krauju, tylaus, kareiviško tikėjimo vainikas. Ne mūsų jėgoms prisimint visus nužudytus. Ne mūsų jėgoms visus suskaičiuoti. Jų skaičius dykumos smiltys. Jų kančia gėlos vandenynas. Paminėsim tik 1944 metų Subačiaus gatvės 47-49 namo tragedijos įvykius bei keleto konkrečių asmenų likimus, išjaustus ir pateikiamus čia dabar gyvenančios poetės Vidmantės Jasukaitytės eilėmis. Ich bronze im Ghetto von Gessel zu Gessel und kenn ihn gefienen kein Ort. Nicht ist mein Lieber, wie trockt meiner Rieber, Menschen sagt hoch ein Wort. Es läuft auf mein Heimatst der Himmel, der Bläue, was ich hab ich jetzt davon. Ich steh wie ein Bettler bei jedem Teuer und bettel ein bisschen Sonn. Talentinga operos solistė, sopranas Liuba Levickaja buvo sučiupta įsinešusi stovyklon maišelį žirnių. Liko dvi jo žūties versijos, kad ją nušovė moteris esesininkė Lukiškių kalėjime ir liudijimas,
kad vežama į Panerius sunkvežimėje dainavo geriausias operų arijas. Ir ten buvo sušaudyta. Tas vakaras, plojimai, artistės, gėlės, tik tai dirigentas, aklas, ne taip lazdelę pakėlė, ne taip prasidėjo viskas ir ypač ne taip pasibaigė. Ir mano širdis kaip saulėlydis kažkaip netikėtai užsidegė. Saulėlydis buvo tuščias, joks paukštis į jį nekilo. Ilgai dar žiūrovai gūščios, kolonos džius iš pavydo. To paprasto moters švelnumo, kuriuo tau nuklojau laiptus, bet vakaras tas suglumo, jais niekas netroško vaikščiot. Galbūt jau čia tais žodžiais kalbėjo, kuždėjo, dainavo, po to tuos žodžius nužudė, išvedė už namo. O balsas tas, moters balsas, galingas, skaidrus, ar pameni, mašinoj pro gatvės alasą keliu prie duobės į Panerius. Plojimai, aksomas, gėlės, raudona kaip kraujas, draperija, kaip viskas niekingai menka prieš tą paskutinę ariją. Dainavimo šito niekam jau pakartot nelemta. Dainavimo šito sniegas iš lėto ant mūsų krenta. Jei tavęs nebūsiu atradęs, niekas manęs neatras. Nusineš mane nebūtis ir nedulkė neatmins mano vardo. Ir nedulkė neatmins mano vardo. Užsimerkęs, nepabusdamas, nusileisk lietvamzdžiu žemyn ir suk takeliu į kairę, kur apaugusio medžiais senovinio sodo tvora saugo indą meilės gėrimui. Po sena vyšne, po lapais, apaugę samana ir žole, iškask
surūdijusi šalmą, geležies marškinius, šarvus. Dar giliau, ietis iš geležies amžiaus. Ant pamiršto, nebaigto statyti viaduko, šalia namų vaiduoklių, kuriuose gyveno sušaudyti žydai, ir 213 jų vaikų, kurių išvengė mirties tik keli. Nepabusk, eik miegodamas. Pabudę negali jos prisijaukinti, kaip lunatikas, mėnulio spinduliu, tilto turėklu, iki raudonumo įkaitusią raudoną vielą. Čia tokia vieta, kur gali ir miegodamas ją prisišaukti. Ji jau nuėjo smėliu, ji nuėjo raudonosios jūros vandeniu, ji praėjo Vilniuje, Subačiaus gatve, ji pakilo į kalną ir pasislėpė po žeme, drauge su kitais, vienoje duobėje. Kaip kareiviai tvirtai surimuoti lygiuojas kapai, mėnesiena visiems nepašykšti auksinio šešėlio. Gaudžia triūbos, nematomos iškilmingai dainuoja varpai. Žmogui tam, kurs gyvenimą kaip ligonis arbatą išgėrė. Aš pro geto vėlas per gildantį sniegą basom, pro žmogėdras šunis vos prasmukus pametusi batą, susidraskiusi skrandą lūpom ugnies išėstom. Iš kraujuotų delnų tebegeriu savo arbatą. If I forget Jerusalem,
If I forget you, if I forget you, oh Jerusalem, if I forget you, if I forget you, oh Jerusalem, if I forget you, if I forget you. Vokiečių armijos feldfebelis Antonis Šmitas gelbėjo žydus. Parūpinęs dokumentus išgabendavo saugesnėn vieton. Taip jam pavyko išgelbėti apie 1,4 žmonių. Draugui pasakė, visi mirsime, tad galime pasirinkti mirti žmogžudžiu ar gelbėtoju. Aš beveliu mirti gelbėtoju. Antonį Šmitą sušaudė. Antonai Šmitai, mano vienatvės ir liūdėsio tėve, kuris beveliai mirti gelbėdamas ne save, mano ryžto ir pasirinkimo tėve, aš renkuosi žmogiškumą. Aš visada gelbėsiu tuos, kurie laikomi jau mirusiais. Aš juos tempsiu ir tempsiu iš duobės, springdama ašaromis. Aš dalinsiuosi su jais širdies duona, dvasios namais, pasauliu, kuris mano žvilgsnyje, meilės rūbais, paskutiniu tikėjimo vandens lašeliu visada gelbėsiu tuos, apie kuriuos sako, kad jie niekam nebereikalingi, kad jų nebėra, kad jų ir nebuvo. Ir kai būsiu mirusi, nesvarbu kokia mirtimi, mano likimo laiškas švytės, nors šiek tiek ir jis nebus vienišas, nes mūsų likimai kalbėsis tarpusavyje. Taip kalbasi likimai visų, kurie ką nors, kada nors išgelbėjo ir jie nebėra vieniši. Taip kalbasi vienišiausi pasaulį likimai. Antonai, mano vienatvės tėve, mano ryžto tėve, mano pasirinkimo tėve, aš visada gelbėsiu.
2003 metų rugsėjo 23 dieną Lietuvos Respublikos prezidentūroje pasaulinio garso dailininkas Samuilas Bakas pasakojo apie savo išsigelbėjimą iš Subačiaus gatvės darbo stovyklos. Aš gimiau 1933 m. rugpjūčio 12 dieną. Sesuo Marija Mikulska mirė 1994 m. rugpjūčio 12 dieną. Tarp mūsų buvo labai paslaptingas, beveik magiškas ryšys. 1944 kovo pabaigoje aš su mama pabėgome iš stovyklos, kurioje liko paskutiniai išgyvenę Vilniaus žydai. Mūsų ieškojo naciai. Su mama stovėjome ant tilto ir žiūrėjome į vandenį. Po daugelio metų mama prisipažino, kad norėjo nusižudyti kartu su manimi, nes mes neturėjome kur eiti. Staigai pagriebė mano ranką ir ėmė bėgti. Mes bėgome. Pagaliau pribėgome duris. Mama ėmė jas daužyti. Duris atidarė Marija Mikulska, kurią pažinojau anksčiau kaip benediktinų vienuolę. Bet dabar ji buvo apsirengusi pasaulietiškai ir atrodė vyresnė. Ji atidarė duris ir išgelbėjo mums gyvybę. Man didelė garbė būti čia ir dabar, Marijos Mikulskos apdovanojimo ceremonijoje. Stovėdamas čia, aš jaučiuosi atstovaujantis milijonui žydų vaikų, nužudytų holokausto metu, kalbantis kaip kuklus atstovas. Visą naktį vėjas cypė, lojo, lakstė, čerpės trypdamas stogais, marėsi ir inkštė, ir vaitojo, ir sapnus išvarė ubagais. Visą naktį, visą ilgą naktį. Žodžiai rinkosi, grūdosi būreis. Jie virpėjo virš stoties. Virš rinkos jie pavirto baimės sūkuriais. O naktis kaip ragana. Ant kalno pynės juodas pakulas, kasas. Negalėdamas pakęst minios benamių savo žodžiams, tiesiai į dausas visą išrašiau, bet nepadėjo. Gąsdino juos debesų vilkai, stoglangius pragraužę, sugarmėjo jie į kambarį ir rykštė kaip vaikai. Vėjas plūdo kaminus ir žaidė barbarišką džiaugsmą dūmtraukios. Daužė vartės, griaudėjo ir raidės nebeteko puslapio traukos. Ir gyvenimą vaidindamos įsiuto vėlės, nepakilusios aukštai, tam name ant kalno. Nepajuto siaubo tik tai senstantys daiktai. Jie galbūt sapnavo interjerą,
aksominį padengtą laku. Žmonės, jie čia buvo, bet išnėrė ir negrįžta sutartų laiku. Gimkite, iš naujo jiems kalbėjau, laikini tie siaubo kamuoliai. Bet tamson, kaip suodžiai, pasiliejo dūmtraukios apdegę angelai. Prie langų prikišęs aukso snapą, meilės paukštis bels nakčia per sapną. Aš ta nuotaka balta nebūsiu, aš miegosiu, nepabūsiu, nepabūsiu. Mano sapnas negalės ateiti neišvengiamai, kaip sekanti savaitė. Mano sapnas per pusnynus brenda, mano sapnas vilki storą skrandą. Mano sapnas lyg iš geto, lyg iš lagerio. Mano sapnas iš gyvenimo, iš pragaro. Duobėje tavęs nėra, nesusitikom. Mano sapnas išprotėjo tykiai. Jis pačiam viduržemį ant kalno, jis kažin ką būrė sau iš delno. Jam neskauda, jis nejaučia, jam nešalta. Jis pirštu ant sniego rašo raidę baltą. Sniego draikenom pavirto laiškas šitas. Kraujo sniegenos čiulbėjo neprašytos. Dangumi nuogai balti, lyg sieliai žodžiai įrės, be apsiaustų sielos. Mano sapnas iš gyvenimo, lyg pragaro. Mano sapnas lyg iš geto, lyg iš lagerio. Mano sapną pats vidurnaktis priglaudęs, auštant rytų jį be gailesčio sušaudys. Prie langų prikišęs aukso snapą, meilės paukštis bels nakčia per sapną. Aš, ta nuotaka balta, nebūsiu. Aš iš sapno nepabūsiu, nepabūsiu. Tik viena kapavietė iš nenusakomos daugybės. Kas suskaičiuos nusikalstamo proto išsiveržimo kraterius, prarijusius jaunystės kvėpavimo dvelksmą, nuostabų odos švelnumą, plaukų garbanas, nebučiavusias lūpas,
lūkesčius, svajones, paprastą žmogišką bendrystę, nieko nežeminant, nieko neišskiriant. Niekas nesibaigė. Dabar, šiandien, šią valandą tūkstančiai paniekintų, prievartaujamų, kankinamų, iš namų išvarytų, tūkstančiai nuskandintų, susprogdintų, bejausmėm akim žiūri į dangų, prašydami teisingumo, bandydami prišaukti taiką. Prišaukti taiką, pritariant sušaudytų žmonių kaulams, vos užkastiems Vilniuje, Subačiaus gatvėje, tarp 47 ir 49 namo. Vis šaukiantiems kurčion, tuštumon. O kam šito reikėjo? Kas sugalvojo šitai? Kam tai naudinga? Tyla. Nuoširdžiai visiems dėkoju, kurie nelikote abejingi ir atėjote šį vakarą į šitą vietą. Noriu tikėti, kad čia dabar jums dalyvaujant prasideda daugelio žmonių žygis per visą Europą, aplankant vietas, kur guli daugybė kankinių, išvarytų iš šio gyvenimo be jokio tikslo ir be prasmės. Manau, kad tos mirtys
negali būti taip savo, neteisingai sunaikinti žmonės ir po mirties dirba savo darbą, kad mūsų sąmonė prašviesėtų ir kad universaliausia vertybė įsitvirtintų bent jau Europoje. Nežudyk, nežudyk. Ačiū visiems, kurie dalyvaujate ir kurie paremėte šitą sumanimą savo atėjimu. Labai labai dėkoju prodiuseriai Onutei Biveinieniai, Sauliui Sondeckiui jaunesniajam, režisieriui, Algimantui Pociūnui, brangiems aktoriams, nepaprastai dėkoju. Muzikai, ne kompozitoriui, bet būgnininkui. Kompozitoriaus čia nėra. Visiems dėkoju. Labai ačiū.